popiežius Benediktas XVI 2007 savo enciklikoje apie krikščionišką viltį, nes yra daug vilčių, bet popiežius rašo apie krikščionišką viltį. Ir ten mini nuostabius žodžius skirtus mergeliai Marijai. Cituoju. Žmogaus gyvenimas reiškia buvimą kelyje, pakeliui. Kokio tikslo link? Kaip atrandame gyvenimo kelią? Gyvenimas atrodo it plaukimas per dažnai tamsią ir audringą istorijos jūrą, dairantis kelią mums rodančių žvaigždžių. Tikrosios mūsų gyvenimo žvaigždės yra teisingai gyventi mokėję žmonės. Jie yra vilties šviesuliai. Žinoma, pati šviesa saulė, patekėjusi virš visų istorijos tamsybių, yra Jėzus Kristus. Bet kad jį atrastume, mums reikia ir artimų šviesulių, žmonių dovanojančių šviesai iš šviesos ir taip rodančių kryptį, kurią turėtume plaukti. Ir koks žmogus labiau už Mariją galėtų būti mums vilties žvaigždė? Ji, kuri savojų taip pati atvėrė Dievui duris į mūsų pasaulį. Ji, kuri tapo gyvąją sandoros skrynia, kurioje Dievas priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, išskleidė tarp mūsų savo palapinę. Ir toliau apžvelgdamas aktualijas pasaulio, popiežius klausia, ar numirė viltis? Ar pasaulis galutinai tapo be šviesos, gyvenimas be tikslo? Ta valanda, nukryžiavimo valanda, Marija neabejotinai viduje tu girdėjai angelų žodžius, kuriais jis per apreiškimą atsiliepia į tavo išgąstį. Nebijok, Marija. Kaip dažnai tą pat savo mokiniams buvo sakęs Viešpats tavo sūnus. Nebijokite. Golgotos naktį iš naujo išgirdai tai savo širdyje. Nebijok, Marija. Kupina šio tikėjimo, kuris net didžiojo penktadienio tamsybėje davė viltį tikrą, tu sulaukiai Velykų ryto.